Aš nežinau, kodėl. Ačiū labai, kad tu esi, kad tu palaikai ir kad tu konsultuoji ir kad tu atvažiuoji. Tai kai atvažiuoji, tai ir žmonės tada supranta, gal tikrai čia ta žolininkystė Kauno rajone, vis dėlto turi būti. Tai va, ačiū labai. O kokią dainą dainuosim? Ačiū, Jolanta. Aš irgi jau čia žvilgterėjau, sakau, reikia ruoštis koncertui, užsiimti vietas atsisėsti. Tiek daug žmonių suvažiavo visi, sugužėjo į tokią gražią žolinių šventę. Tai nors ir ne nedėlė, bet jeigu leisit, jau kaip sakant, išgyriai to žemaičius, nu tai dabar žemaitiškų dainų klausykit, dainuokit. Tai nors ir ne nedėlė, bet apie žolynus. Nedėlios rytelį, žiūrio paruolo negelį, dėl ko nežaliuoja žalė žolinė, dėl ko man žaliuoti žaliam žolinė. Nieks manęs nelaisata rėceravo karė, žolina laistės gėbolė rašės. Suk ratelį, suk į vieną pusę, suk ratelį, suk į vieną pusę, suk ratelį, suk į vieną pusę, pasakyk mergelę, ar tu mano būsi. Gaobelė, ladurutė ir šakotė, mano panėla, gražiai ir bagotė, mano panėla, gražiai ir bagotė. Žydė abelė, ružavas žiedelis, mano panėla, raudonas veidelis, mano panėla, raudonas veidelis. Nu, kol išlipau į sceną ir uždusau. Labą dieną visiems, jau antrą Respublikinio folkloro festivalio Obelinės žolinė dieną šurmuliuojantiems Tado Ivanausko Obelinės sodyboje. Vakar iki išnaktų tikrai čia vakaroja, prie tos kalėdinės eglės vidury rugpjūčio šokė, linksminėsi, sutartines giedoja, gėrėsi autentiškomis karomis, gūniomis, kuriomis dar ir šiandien galit pasigražėti. Šiandieną
būkit visi tikrai nuoširdžiai pasveikinti žolinės švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo vasaros darbymečio pabaigtuvių šventė sulaukė. Sulig festivalio pabaiga pasiekėme ir vasaros, ir rudens ribą. Šiandieną jau nudirbti svarbiausi lauko darbai, metas pasidžiaugti sunokus ir suvežtų vasaros derliumi, už jį padėkoti aukščiausiam ir paprašyti, kad vasaros vaisiai padėtų skalsiai atšiaurėje metų pusėje išbūti. Šiandien jau galima paragauti ir surinkto derliaus, iškeptos duonos, paskanauti alaus ar giros. Na, o už vis gardžiausios vaišės tai laukia obelinės žolinės dalyvių ir žiūrovų, man atrodo, nes kas gali būti saldesnio, gardesnio už kartu dainuojamą dainą, kas gali būti svaigesnio už su šauniu porininku trypiant polkutę, kaip ir vakar jau matėm, čia oi kokie šokiai buvo. Tai jei norime žolinę su vis tikrai prasmingiausiai, gražiausiai paminėti, tai darykim tai, ką kviečia baigiamojo festivalio koncerto pavadinimas ir toks, net sakyčiau, šūkis. Sueikim, sustokim, dainuokim. Na ir pirmąjį žiedą į tą obelinės žolinių puokštę įnešti tikrai norim pakviesti šio festivalio šeimininkus, kaip ir vakar patys pirmieji, nu tai žinokit ir šiandien ta pati pareiga jums priguli, tai labai norim pakviesti Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblį Viešia, kuriam vadovauja Jolanta Balnytė. Tai galim pasitikti plojimais. Viešia. Labai smagu jūs visus matyti ir jeigu žinote dainą, būtinai dainuokite, nes matom jūsų ir akis, ir matom, kaip jūs judate ir ta bendrystė yra didžiausia varomoji jėga. Tikumai dienalas nekruta.
šiovačiukoje, nei krevačiukoje, nei šiovačiukoje, nei krevačiukoje, nei muziko viltėlioje, nei muziko viltėlioje. Tam jaunam berno žėlioje, tam jaunam berno žėlioje, kur manyčiau čia, kur maniliau. Palydim viešę, kas neturi pokštelių, tai plojimais, kas su pokšteliam, tai pokšteliam pamojuojam išeinatiem dainininkam. O dabar gal į pokštelį kokią raskilą būtų gražu įdėti, kažkokios žalumos. Būtent todėl dabar mus pradžiuginti kviečiame Panevėžio miesto folkloro ansamblį Raskila vadovė Lina Vilienė. Na, o kol laukiam Raskilos, pasidairykime, kokiasgi puokšteles žolinėms obelinės svečiai surinko. Prašom labai parodyti savo puokšteles, pasigrožėti vieni kitų puokštėmis. Va ten dvi damos sėdi su didelėm puokštėm, iškelkit, parodykit. Jau čia su tokiom tai gaisro tikrai nereikia bijoti. Ar dar, va tenais dar iš galo mojuoja. Gražus mano darželis, grūt savo tai takeliai. Aš rudelį pasisėsiu, palaistysiu, nuravėsiu, suėsim, sustosim, dainuosim, suėsim, sustosim, dainuosim. Aš pasiauro keliu, dėl švieslyvų mergelių. Per vasarą jau šaliavo, vidur žiemos garbanavo. Nebijau nei šalčių, nei vėjo. Nebijau nei šalčių, gražus mano darželis, grūt savo takeliai. Aš rudelį prisiskinsiu, vainikėlį nusipinsiu, suėsim, sustosim, dainuosim, suėsim, sustosim, dainuosim. Pavasarį atjungi berno žėlio rudenėlį, atjungi berno žėlio rudenėlį, kai bus rudelį želmenuosi, žaliosios rudelės gerbenuosi, žaliosios rudelės gerbenuosi, kai tu pasilaisi žirgo žėlį, ant žalių rugelių želmenėlių, ant žalių rugelių želmenėlių. Tai tu prisiskinsi rūtitėlių, žaliųjų rugelių gerbenuosi.
kelias. Mes kaip aukštaičiai, tai visą laiką pas mus visose dainose. Kienutė sodė darželis, Kienutė sodė darželis, lelijėlių žiedelis, lelijėlių žiedelis. sesutė sodė darželis, Sesutės sodė darželis, lelijėlių žiedelis, lelijėlių žiedelis. o kas pramynė takelį, O kas pramynė takelį, Irutelių darželį, Irutelių darželį. bernelis pramynė takelį, Bernelis pramynė takelį, Irutelių darželį, Irutelių darželį. o kas nupirko skarytį, O kas nupirko skarytį, ašarėlę šluostyti, ašarėlę šluostyti. Broliukas nupirko skarytį, broliukas nupirko skarytį, ašarėlę šluostyti, ašarėlę šluostyti. Nu, a dabar kviečiam visus jungtis ir šokti.
nusikelti į Panevėžį ir važiuoti fokstroto ritmu.
angelai, tai labai tikrai ačiū visiems ir kurie prisijungėt prie Raskilos ir smagiai pasibuvot. Dar norim labai pagarsinti, kad labai malonu buvo matyti ir šokantį gerbiamą Zigmą Kalesinską, vieną iš pirmųjų Obelinės žolinės šeimininkų ir pradininkų, užkūrusi kartu su Jolanta šitą idėją, tai tikrai labai miela matyti, ačiū, kad prisijungėt ir šokot. Ir ne su bet kuo šoko, o su Grafienė iš Raudondvario. Va, tai matot, vakar buvo Vytautas Didysis iš Dubysos, šiandien Grafienė, matot, koks čia kilmingųjų sambūris tikrai. Na, o dar vieną gražų žiedą į Obelinės žolinių puokštelę įdėkime. Į sceną kviečiame Trakų kultūros ir meno centro folkloro ansamblį Radasta, vadovės Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė. Žinokit, jo aš irgi taip žiūriu į vadovės puokštę. Va čia labai įdomu, nes čia yra jau signatūrinis, jau čia dzūkam priklauso turėti. Kas čia yra? Gal kas iš tolo žiūrit, galit pasakyti, kas čia? Nebežino. Ir mes dar neįjungta. Tribelį neįjungta. Klausykit, ar matot nor vienas, kas čia yra? Grikis. Ku jai mato, jai labai toli sėdzi. Kas čia krapai, ne? Grikis. O, grikiai. Yra kitrų žmonių. Mes atvažiavom iš grikių ir grybų kraštų. Bet žinokit, pas mus ne tik grybai auga, bet ir grikiai. O grikiai tai už viskų geriausia. Gerai, viskas, prisidomėjom, einam dabar rinkti savo žolinių puokštelių ir kol renkam, pasiklausom, kaip gražiai mums dzūkai padainuos ir pagros. Tai mes dar, žinokit, ne viskų pabainom. Tai mes kviečiam dabar Jolantą. Iš tikrųjų, tai mes jūs visus sveikinam. Va šiandien, kaip tai pas mus dar sako ir kopūstinė. Ne taip, kaip žolyninė, kaip sako. Jolanta, eikši. Kad tavo būt visi pilni aruodai, kad visa žydėt, kad visa kupėt, klestėt. Mes tavi mylim ir viskų padarėm iš grikio. Tu kaip liepiai, mes taip ir padarėm. Prisrovėm grikių, kepėm pyragų. Tada medų sukom ir dar kvietkų tą užauginom. Tu pamėslik. Tai ko, geriau reikia. Nieko. Reikia klausykit, o dar jau mes gėdam. Tai, kaip sakant, siton puokštėn ir rugių, ir miežių, ir visą, ko pridedam. Irena, ar tau trubelis? Rugių mieželių, o jie tik neturi, jaunų mardelių, o jie tik neturi, jaunų mardelių. Make
Mikita, nuo to šono ant kita. Mikita, Mikita, nuo to šono ant kita. Mikita, Mikita, nuo to šono ant kita. Mikitas, milnas kalė, mikitienė, milstis valė. Mikita, milnas kalė, mikitienė, milstis valė. Mikita, Mikita, nuo to šono ant kita. 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 Mikitienė blynus kepė, mikičiokai sviestu tepė. Mikitienė blynus kepė, mikičiokai sviestu tepė. Mikita, Mikita, nuo to šono ant kita. 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 Šviesiai naktis mėnesiena gražojo, tik vandravo, tik gražojo, tik vandravo. Oi žirgelį juodmerėlį taisai, kojas kelionėn taisai, kojas kelionėn. Taisai kojas kelionėn reistau, jokti vieškelėlių reistau, bėgti vieškelėlių. Reistau bėgti vieškelėlių reistau, nešti dovanėlį reistau, nešti dovanėlį. Reistau nešti dovanėlį žalio, roto vainikėlį žalio, roto vainikėlį. Žalio roto vainikėlį ir šilkelio kaspinėlį, ir šilkelio kaspinėlį, ir šilkelio kaspinėlį dėl mergelos lelijėras, dėl mergelos lelijėras. Ir išėjo mergužėlė ir priėmė dovanėlę, ir priėmė dovanėlę, ir priėmė dovanėlę žalio, rotų vainikėlį, žalio, rotų vainikėlį. Žalio roto vainikėlį ir šilkelio kaspinėlį, ir šilkelio kaspinėlį. Žanijosi mūsų broliai, žanijosi mūsų broliai, vardas Marcių labai gražių. Marcios kasos sulig juostai, Marcios kasos sulig juostai, iš kaselių saulė teka. Iš kaselių saulė teka, iš kaselių saulė teka, nuo
Einam šaukti dar. Polka keturinė. Dar ne visų pabainom, bet pasakysiu, kad pas mus labai geri muzikantai šiandien. Mums labai pasisekė. Bitukė trejinė. Jei muzikantam dar neduosi polkos pagrais, taigi užpyks ir anilgųjų. Kaip tie Arūnai toj polka, labai čiudnai vadinas. Polkas, trikšok, netingėk. Ar girdėjot? Visi, kad prisėsit, ar girdėjot, kas jums pasakyta?
Na, šitokia tranki polka. Jau mūsų renginys taip įsibėgėjo, net nesinori jų paleisti. Ale turim svečių iš užsienio. Labai laukiam scenoje mūsų svečių iš Latvijos folkloro ansamblio Laukam Parį, kas turėtų turbūt išsiversti kaip per laukus, palaukėm, gal parugėm, kažkas panašaus tikriausiai. Dabar būs daina apie abeļēli. Mēs dainosim visi kopā. Visi dainosim. Visi dainosim pie dziedāju. Aidai, dūdi, dā. Visi. Aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Mazā, mazā abelīte, aidai, dūdi, dā. Pieci zelta abolīši, aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Divus tevu brālīšami, aidai, dūdi, dā. Trīs es pati paturēju, aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Par to vienu zirgu pirku, aidai, dūdi, dā. Par otru ainovadiņu, aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Ja nav laba ņēmājiņa, aidai, dūdi, dā. Lai skatēte vainagai, aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, oktā, oktā. Aidai, dūdi, dā. Ačiū jums! Mēs padēkoti visam festivālam, festivāla organizatore Jolanta. Kviečiame Jolantą Balnytę į sceną. Mēs norim dāvinot donu, ko mēs, donu, ko mēs izkapām paši. Mūsu donu. Un vēl mēs norim padēkot koncerta vadovi Daļima par Grāžus koncertu. Mūsu māksliniece Iveta dāvinās savu darbu. Iz Pribauska ir ranku staklas, un mēs noaudām iš daug žoļinas jums eiforijas paklājiņu. Pirtī un namoj i sirdī un dvēselē. Ačiū labai mieliesiems latviams už gražias dainas, už koklių garsus, už muziką ir už dovanas. Oho, kaip čia visa komanda buvo apdovanota gausiai. Paldies, Laukam Parį! Tas mūsų toks saulėtas paviešėjimas jau baigėsi ir tam gražiam finalui, pabaigai norim tikrai pakviesti tikrai labai ypatingą bendruomenę, ypatingai šeimynišką kolektyvą. Tai Vilniaus miesto folkloro ansamblį Virvytė, kuriam vadovauja Loreta Sungailienė. Tai yra per 30
dešimtmečius į labai gausią šeimų folkloro bendruomenę išaugęs kolektyvas, kuriame dainuoja, šoka, muzikuoja ir pasakoja tėvai bei įvairaus amžiaus jų vaikai. Taigi pasižiūrėkite, kokia graži bendruomenė, tėveliai, mamytės, sūneliai, dukrytės, jie visada su šypsenom, jie visada šviečia saulė, jiem visada geras oras. O įdomu, ką apie orus galime nuspėti žolinių dieną. Tai vat, ne tik žolinių dieną galim spėti, apskritai, vat, iš viso rugpjūčio, pavyzdžiui, tai yra toks liaudies tikėjimas, koks rugpjūtis, toks vasaris. Ir tikrai turbūt proga paskutinį kartą šiandien padainuoti, pasišokti ir tą išeinančią vasarą palydėti. Nu, kaip džiaugiamės, kad tamstas lėkuot, nepabėgot niekur. Žolinė šventė įsibėgėjusi, o mes turėjom prisipažinti pirmą kartą čia. Didelė džiaugiamės, leipa jie netuščio matenį, gerak, šiandien junkės primonės, Jolantėlį irgi kveitam čia ant scenas. Ateik, Jolanta. Nu, didelė džiaugiamės, kad iš tikrųjų atradom ton šventį, manau, kad tikrai pirms, bet ne paskutinis sykis, simboliška dovanėlė. Veiziek, marga, molė, nes nepasakysiu dubenėlis, tikrus dubau. Tošts, bet tep nėr, čia tik tep atrodo. Leipa, kaip čia jį? Šitas dubuo yra pilnas mūsų rūpesčio, šokių, muzikos, dainų, svarbiausia meilės, jis yra pilnas mūsų meilės. Nu va, Jolanta, prašom, vėl verkam. Bliaunam, kaukam, kaip žemaitė sako. Tai didelis dėkau, ką mūsų sulaukia pakvietę. Iki kitų kartų, bet palauk dar, mes kaip sakėm, kad pelns mūsų čia ir meilės, dainų iššokių, tai pradėkiam pildyti. Nu dainuos, kad bus ir tam tikra mislė, kokį mes to augalą pasirinkom. Pasėjau dobėlo, ant aukštą kalnelę, dobėla žali labai, dobėla tris lapėliai, dobėla žali labai, dobėla tris lapėliai,
o vešli ir dobilais pasipuošusi pieva rodo, kad žemė bus derlinga, o gyvuliai sveiki. Komplimentą. Čia organizacija, viskas tvarkoja, aukštumoje priėmimas, ale garsas koks puikus. Man atrodė, kad mes biški programos netidirbom, bet kaip atidirbo garsas, tai už mus visus ne tik už save. Nu, ačiū, malonumas viens. Šnekam toliau.
Anie abudu ratiliuoką, bet šiaip, kai buvo ratiliuoką, jau ką papsivaikau. Nu, aišku, apie žmonės, ten dainuona apie anų meilės jausmus. Tai va, kad tuos dainas, nu, čia romansą tokiai, mes norim ir gyvenam. Jum padainiauti, bet labai kvietam prisijungti. Žvangučios pabučiavo šešėliai, juodas vakaras žengia laukuos, prie ramonės priglosto mylėliais, apie meilę ir laimę dainuos, prie ramonės priglosto mylėliais, apie meilę ir laimę dainuos. Tyliais galamonės juoda žemė, palaukus drobnas vėjelis dainuos. Tik daina jau manęs vienumoja, nesupras, neatjaus, nepaguos. Tik daina jau manęs vienumoja, nesupras, neatjaus, nepaguos. Aš ilgiuosi tavęs, mylimasis, ir žydrųjų melsvųjų akių. Vakarais vis buriu ramunėlę, ar mane nebemyli dar tu. Vakarais vis buriu ramunėlę, ar mane nebemyli dar tu. Glaudžias tu prie žemės rasotos, greit naktis tvenkiniuose paskęs. Paskubėk prie klevų tavęs lauksiu, kol žvaigždė paskutinė užges.
nes čia su jumis visai smagiai pabuvo. 1, 2, 3. Virvytė! Bravo! Virvytė! Plojimai! Ačiū Jums nuoširdžiausiai už tokią natūralinę, labai, tai atrodo, vietoj čia gimstančią programą. Aš sėdėjau, galvoju, kažin kiek jie čia iš anksto pasiruošė, kiek čia vietoj. Tiesiog buchtėlint kažką tarpusavį, vis vietoje, ne? Taip ir, man atrodo, taip ir žaviausia, taip natūraliai, gražiai. Ir iš tikrųjų, už ką labai noris dėkoti dar, taip turbūt už išsamiausią, kada nors buvusią sukurtą Dobilų pristatymo programą. Žiūrėkit, ir man atrodo, Lietuvoje. Jeigu bus dar kažkur proga jūs pakviesti pristatyti, tai sakysiu ne tik, kad šeimų folkloro ansamblis, bet ir Dobilų specialistai. Tikrai taip. Ir pasakojo apie Dobilus, ir dainavo, ir šoko Dobilus. O aš dar iš tikrųjų irgi prisiminiau, turėjau progą irgi apie Dobilą, irgi dar pridursiu pabaigai prie jūsų programos, galvoju, kad tas ėjimas per Dobilus apskritai tokia kaip metafora viso gyvenimo. Ir man jinai atsiskleidė, atsimenu, kartą sėdint prie stalo su šviesios atminties Zita Kelmickaitė viename festivalyje. Ir šalia mane sėdėjo tokia mergina, kur užsisakė, visi ten valgė kotletukus, kažką sveikesnio, tokio maistingo. Ten ta mergina užsisakė bulvyčių free, taip vadinamu. Tai vos tik ta lėkštė buvo atnešta su tuo tokiu maistu, tokiu įtartinai atrodančiu. Atsimenu, šviesos atminties Zita pažiūrėjo į tą lėkštę taip, sakė, neilga dobilėlį minti su tokiu maistu. Dobilėlį minti, tai gyventi. Tai ačiū dar kartą Virvytei. Dėkojam ir kad ir kaip bebūtų gaila, atėjo laikas paskelbti Respublikinio folkloro festivalio Obelynės žolinė pabaigą. Nuoširdžiai dėkojame visiems kolektyvams, kurie lyg ant to bendro žolinių vaišių stalo sunešė brangiausias, saldžiausias dainas, šokius, pamuzikavimus. Kaip čia sakėm, sukūrėm bendrą puokštę iš visų ansamblių. Ačiū ir jums, mėly žiūrovai, kad čia obuoliais kvepiančiame gamtos kampelyje šventėte kartu. Na ir po tokio tikrai gražaus margaspalvio festivalio atėjo laikas nuoširdžioms padėkavonėms. Mes turim čia visą išsamų organizatorių, rėmėjų, partnerių sąrašą, bet net nežinau, ar čia mums skaityti, ar jau mes paskelbsim gerai. Tai aišku, pirmiausia, tai norim padėkoti organizatoriui Kauno rajono muziejui. Ačiū Jums, mylieji, už gražią šventę. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Festivalio partneriai Akademijos bendruomenės centras, Gelgaudiškio bendruomenė Atgaiva, Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras, Kauno rajono Ramučių kultūros centras, Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus, Ringaudų pradinė mokykla, Dabariškių Kristaus karaliaus parapija, Tauragės krašto muziejus Santaka, Vilkaviškio rajono Suvalkijos Sūduvos kultūros centras muziejus, Zanavykų muziejus, festivalio rėmėjai UAB Servantas, Ne restoranas, Sadauskų sodyba, UAB Česlovo vynas ir uždaroji akcinė bendrovė Joalda. Štai toks sąrašas, bet žinokit, ko dar tame sąraše nėra ir be ko šito šventės tikrai nebūtų pavykę surengti, tai man atrodo dar kartą mes irgi labai norėjom pagarsinti garso šviesos operatorius. Tikrai nuostabią komandą, kuri ne visuose toli gražu folkloro renginiuose tokia būna. Prie kiekvieno instrumento prisegtas mikrofonas, kiekvienas kūrinys užriektas, kaip geriau jį garsinti. Na, bet žinoma, kad turbūt pati didžiausia padėka ir jau 15 kartų čia reikėjo į sceną lipti dėl tos padėkos ir jau priekabą reikės kviestis, kad visas dovanas parvežtų, bet mes tikrai dar labai norim prieš perdodami žodį padėkoti Obelynės žolinės sielai, koordinatoriai ir tikrai pačiam gražiausiam žiedui žolinių puokštei, tai Ramučių kultūros centro etnografija Jolantai Balnytei. Mes asmeniškai dėkojame irgi, kad ir mus kviečiat, ir mes šitam džiaugsme galim pabūti ir turbūt visų žiūrovų vardu irgi dėkojam už labai gražią dar vieną Obelynės žolinės šventę. Tai perduodam. Kol dar nepradėjau verkti, tai ir man reikia pasisakyti. Linkiu lengvo gimdymo, nes va žolinukas tuoj įsiris. Va tuoj, bet ačiū Dievui viskas buvo gerai. 2 dienos sunkios, ne šiandien, bet jau po 2 metų jau 2.
O dar paskaičiavus dar, po 4 jau žiūrėk ir 3. Ką obelinė žolinė daro su jumis, nežinau, bet stebuklus tikrai. Būkit laimingi, būkit sveiki drūti ir lauksim jūsų po 2 metų. Noriu visiems padėkoti, būkit laimingi, įkvėpkit obelinės ir pajusit stebuklus. Ačiū.